Valinskas kalba apie islamą. Reaguojam. Kodėl dabar atsiranda tas visas, sakysim, musulmonų tas judėjimas? Musulmonų judėjimas. Yra tam tikras maždaug 1500 metų yra nuo religijos atsiradimo ir tas 1500 yra pats agresyviausias periodas. Tai buvo lygiai taip pat kaip krikščionybė viduramžiais, tie ir karai, ir tarpusavė, ir inkvizicijos ir taip toliau. Šiaip religija kaip ideologija nėra gyvas dalykas. Religija nėra kaip kopūstas, kuris yra pasodinamas, tada išauga, pasiekia paauglystę ir paskui senatvę. Čia jau mes matome, kad ponas Valinskas nenutukia, apie ką jis kalba. Dabar bažnyčia, krikščionybė, liberalėja per tuos, nes jau persirgo tą visą periodą. Vėlgi religijos nesarga, bet religijos pasiekėjai, jie yra veikiami daugybės konstantų ir kintamų, kurie vėliau perina į smurtą arba į taiką. Bet musulmonybei yra kaip tik 1500 ir jie perina į tą agresyvėją fazę. Ir tie dalykai yra, bent jau tie filosofai, kurie, reiškia, pagal tai skaičiavo, sako, kad tai yra... Būtų įdomu labai sužinoti, kokie filosofai apie tai kalbėjo, nes aš matau 15-metį paauglį, kuris rašo dalykus kažkokiam blog poste. Tada Valinskas kažkaip per Google suranda, paskaito ir galvoja, obroč, gera idėja. O atsakant į klausimą, iš kur tas radikalizmas kyla, tai yra toks vienas dalykas. Nežinau, gal aš ir per daug išpažiu šito svarbą, bet čia matote sąrašo šalių, kuriuose per pastarąjį 50-metį Amerika, Jungtinės Amerikos valstijos vykdė kažkokius tai karinius veiksmus nuo okupacijos iki tiesiog pajėgų dislokavimo. Tai ką,